Vakar vakarą Daugiškiai bei miesto svečiai rinkosi į visai nesenai renovuotą Daugų centrinę aikštę, kur buvo įžiebta kalėdų eglė. 3, 2, 1, valio! Laimėsi, bravo! Ar patiko šventė? Labai. O kalėdų seneliui laišką jau parašius? Taip, anglų mokytoja rašė mokykloje. Ir ko norėtum gauti dovanų? Na, norėčiau gauti telefoną. Liuks! O kalėdų seniui laišką parašei? Ne. Labai. O kiekvienais metais dalyvauja eglutės įžiebime? Kiekvienais metais būna čia. Ir kalėdų seniui laišką parašei? Nu, ne visada, bet parašau. O ko norėtum gauti dovanų šiais metais? Norėčiau gauti video žaidimą. Ar patinka šventė? Jo, labai. O ar kalėdų seniui laišką parašęs jau? Jo. Ir ko dovanų prašei? PlayStation'o. Kiekvienais metais dalyvauja eglutės įžiebime? Jo. O namuose eglutę pasipuošęs jau? Jo. Ar patiko šventė? Taip. O lauki kalėdų senelio? Taip. Ir ko nori gauti dovanų iš jo? Ten būna tokius kompukas. Mažas. O jau namuose kalėdų eglutę pasipuošęs ar ne dar? Ne. Lauki iš kalėdų senelio dovanų? Taip. O ko prašysi dovanų gauti? Dviračių. Rajono meras savo sveikinimą pradėjo šmaikščiu eilėraščiu, esą kalėdų senelio elniams mūsų šalyje dar per šilta, tačiau linkėjo visiems būti laimingiems ne tik per didžiąsias metų šventės, bet ir visus metus. Šeimi jaučiai ties daugais, maišo debesis ragais. Iš tiesų tai aš nežinau, senelė, gal jūs kokie jaučiai atvežė, nes elniams tai dar iš tiesų per šilta ir sniego nėra, ir rogių nematyti. Bet kita vertus, kalėdos stebuklų metas, gali ir taip gali būti. Taigi, Daugiškiai ir svečiai, iš tiesų džiaugiamės, kad vis tiek ateina kalėdos, kaip sakiau, stebuklų metas. Vaikai labai tikisi daug gražių dovanų, daug didelių stebuklų. Aš prisimenu pernai metus, kada mes taip šalta ir visi sustirę buvom. Šiandieną labai šilta ir aš matau tos pačius vaikus, kurie jau paugėja. Senelis truputį pasenęs, mes irgi šiek tiek subrendę, o vaikai paaugo. Taigi, gero vakaro, geros šventės ir senelė, labai tavęs laukia, būk dosnus. Eglutės įžiebimo šventėje dalyvavo ir dainininkė Asta Pilypaitė, kuri atliko keletą savo dainų.